Labą dienėlę, brangūs sekėjėlė. Važiuojam pasiimti Tiškiaus. Vėl nauja dienėlė, jau antra dienė, jau pradėti galvoti, kad tu jau reiks išvažiuoti, ne? Tragedija visiška. Nežinau, važiuosam į dar sėklų, priekį gausiu stoti. Iškau dar muliūgų, reiks susisėti, o šalnų linktais neapža, tai yra agurkus ir batvinius. Varysim šiandien. Palikčiau galvai, palikčiau. Kad konsum darysi, ne? Tas lauks jau pradėjo žėlti, dar net nepasėts visus, nu, bus fainė, varysim. Jau čia jau reikia išimti plėvelės iš šiltnamiaus. Nu, tikrai neaptiksim. Žvakį mus tas, nu arba užteks tokio žvakį, gal nebebus tokių didelių šalnų, nes pomidorą liks žaidelė kitiems ramas, per direk užsiraugiau vežtas šūdą. Matysim, čia už pors dienų galės jau palaistyti, kokių dilgelių daimės daug gazuota būtų. Kad būtų stipri pomidorą šiame, tai kad būtų anksčiau, nes praeitas metas, nu kad aš lygs pabaigų tik pradėjau skinti, man atrodo. Rugpjūtį netgi, nu, sakau, kad žiauriai vila, į buvau beryšiaus pomidorą, į nieką šanų neatsivalgiau, o nu norės dabar. Tai va, turėjom reikalų šiandien, kaip visuomet. Pomidorą? Kopūstų daigų, ko ten dar norėjau. Kaina mažėlė, vaizda. Garbus. Gėlyčiai yra. O, raganė yra. Žinau, raganis. Ta rožinė tik nebūk. Raškis, tas. Gėlis. Kopūstų nėra. Čia paveizam. Sakė, kad šitą dieną paliks. Eik. Atsimenat mano nusiskundimus. Visada būk į peilę. Aš negaliu, žinokit. Aš kap grįžt virs. Taip nieka nevykst. Na, peitam bus karbonačiukai. Su tokiu senoviniu, kaip čia pasakyti, senoviniu užkepu. Supjaustys smurkelės su apkeps pirmiausia karbonadus džiuvėsėliuose, kad būtų kuo daugiau kalorijų, žinot, nes reik vyrą atmaitinti. Vis laik būdys, taip sak. Tada padarysiu su sūriu ir morkom tokį reikalioką. Uždėsiu į orkaitę. Bus labai skaniai, šviežių dar, aišku, daržovėlių. Nu va, pradedam gaminti, virs pjaunant žuolį. Sakau, aš tik man neatsidžiaugiu, kad esam dviejau, nes vienam gali, kitam gali, visą kitą pykst, visi darba. Išėjai vaks pakviesti vyro peitauti, aš jau baigu suvalgyti, a ne dar neparenu. Neron gal tėtis. Nu va, tuik variantą. Sumaišot, apkepat karbonadą, sumaišot morkelės žalės su česnaku ir sūriu ir majonezu, užtepat į užbaigat kepti orkaitę. Ir ko nenorit vaks, aišku, riebato, salučiukių, bulvikių, ryžių, grėbkių, bet ko, dievikios, kad nevalgos. Ką? Nieko nedarai? Tiesiog pakinti. Ai, čia taip tėtis padarė šardą čia. Supratau. Nu, galvo reikia išlysti, reikia eit pavadovauti vyro biškį. Kūnų nudara negera. Tai jau nupjovės mona veina ton vargšą serbėjantą, kur mes praeitas metas jau nukunkinom. Ir uns vis tengas aukti ir uns vėl buvo nupjauts. Nu, daliai klapelė, tai gal niek neatsitiks. Aišku, apibumbėjau jau. Va, mūsų vaidėti. Nes, nu, kapkitėp. Nu, juk turi žinoti, turi prisiminti, kad kažkur turbūt buvo 4, ta prasme, 2 serbenta, 2 agrastai, kažkur turbūt vienas iš tų čia. Eini veizį, nevar kiaura. Ir aš vilsiu savo.
Drabužės džiauna, žaltį džiauna. Alio! Alio! Aš varau, Salomėjas! Varau parsivežti mažuosis. Nu, tėva, ar einam dirbti, ar nenam dirbti? Žiūrėk, pelės. Iš 1900, ne? Kokias fainas, su kulniuku, eik. Galėsi miestą varyti. Nu, bet rimta, nu. Tu matai, kad tu esi pusgyvenimu išgyvenisi. Kon jūs neduokit tuo baklažanį laukanam nešės, nusineš kur nors. Kodėl tu mums į tūkstą? Čia ir trubinis žaislas. Ne, probėlis. Nu, trubinis, mažiukams, kainuoja 6 eurų. Maža. Daug, maža. 10 eurų dar daugiau. 10 eurų ir daugiau. Nu, daugiau. Man biški. Apsiravyti. Sausi žemėlę. Laistyt nabagėlius. Čia kažkas nesudyga kažkur. Arba net pažįstu čia gal kur, bet ne. Ne, čia irgi gal patruškus turi būti. Žodžiu. Su mažais ėjom. Tai biški čia buvo nesklandumų. Žirnė nesudygė visiškai, nors su žirnės galbūt kad dėl to, kad sėkla iš už praeitų metų. Koridoriai buvo, gal sušalo. Nežinau. Nežinau, kaip čia buvo. Ir labanoro dar nusimulčiuoti. Visus su mulčiu. Mulčiu dėsiu mulčią, man labai patik mulčias. Ir kon sakiau, šiemet stengsiaus, kad nebūtų 2 galvų. Nu tai be gailėščiaus, reik varyti, ne? Čia vat jau buvo didžiausi. Reik va tiek atidaryti. Čia šitą va. Laba greta antrą galvą susidaro. Nu. Reik baisulinę žiūrėti. Por dainų netiek, bus šakis jau. Garantauta. Čia tą delinę atsivarai, paliksi čia pievoje. Draugišką darbuojamės. Anvirs griebė šieną, ar višieną netėt. Pasisavino agurkėlis. Jaučiu, nu gal įvyks koks stebuklas, smulkiai bišaukščiai iškelti. Ir išaugs tai agurką. Bet aš turiu erkut šiltame, tai nežinau, kas bus. Mulčiuojam, nes man mulčių žiauriai patinka. Sulaika drėgmę ir neauga piktžolis, žemėlė išlikt minkšta. Tai va, ir kaip fainė, kad esu ne viena pati. Neatsidžiaugiu. Bišk pabomba, aišku, čia priklauso, bet šiaip žiauriai džiaugus, kai ir į viršą lipa. Sunku, žiauriai sunku. O tai ko įleidot? Nematė.
Daug nebereikia. Čia tą pradžioj biškį. Gal dar per trumpi buvo. Yra rišimų. Nežinau. Ai. Reikia kelti tam. Ai, čia, prie filtro, čia.
o ko dar noriu padaryti, tai užmulčiuoti. Kontūrėm smulkintas šiaudas ir esu užsiraugusi vežtas mėšlą. Tada palaistysiu tuo mėšlu po poros dienų, nes labai patinka po šilaugėm vežtas mėšlus. Nu, iš šiaip vežtas mėšlus, žinom, kaip gera. Kaip laistys pomidorus, tai pavarysiu čia. Tai va, būsiam žiaurų darbą pasidarė. Liuks. Na, papasakau, kas čia yra. Kaip mums veikia? Mačiau, viską girdėjau. O čia tik truks. Girdėjau papūgą. Čia viskas yra viskas. Gegutė mažutė. Dar viena gegutė. Kokia gegutė? Tipo, reik metaliuką. Ane? Papasakau, kaip man reiks pajungti, kad tais nebus. Papasakok, čia Nu, neuždyka taip, viskas. nori, kad tavo oškas pabėgtų. Kaip kerta elektrą. Nu, pasakau, kad lauko. Yra pliusas ir minusas. Ką čia paaiškins? Tam plius. Čia žeminiams yra būtinai. Reikia įkalti koliuką į žemę. Nu. Nu, o čia laip paprastai. Škabinė. Ir viskas, o tai kur čia trenk? Visur čia Elektra eina, nu. Į tinklą kerta. Ką? Tuo laidu. Va, tą gali leisyti ir jeigu tą paleisi, tai elektrą. Ir viskas, atsijungi. Gali drąsiai. Tai gerai. Ten nuo savo galą čia mėgot, ne? Aš išjungts yra. Lysk. Čia už to, ką mama nenorėjo paaiškinti. Žinolė. Ko jūs draugų? Visą netraukoti ne vieno. Eik. Eik, pauškas. Mama, Tava, ne? Vieną prisiriš. Ką? Prisiriš tą baltąją. Batėje pašalėsti reikia. Aha, ūkininkas viską žino. Nuimk šnyriuką. Aš nesu. Nu, viskas. Lysk. Aš dar. Taip. Aga. Biškai trauk, NBA, galvoju, kad elektra yra. Ai, NBA, tada baig. Jo. Ai, gerai. Ei, šį. Va. Įdomai. Eina užkytę. Eina pašyvasi. Tai geidžiu. Eina pašyvasi. Va. Nereikau, kad mes dulks nusivalysim. Čia moterų reikalai. Kokia moterų, žinai, vyra dažniausiai, kad Pažiūrėk, vyras viską įsiurbliavo, visą mašiną, kėdus turėtum, ar matos? Kėduos, jeigu jau buvo viskas pravalyta, paviršius nuplauts. Na, kas čia dėtas? Siaubas. Labą rytą. Žinok, su vyru, pat ryt vakar džiaugiausi, kad į numus, kiek fainė viskas, kiek kartų viskas greičiau. Bet šį rytą sunervavo, žinok, tur telefoną, tur išmanių į laikrodį su eSIM kortelė, kaip neprisiskombinu. Kur būni lindęs? Neaišku. Ir kaip subiesint mane iš karto, aš negaliu, nes, jeigu skombin vadinasi reikla, ir pasirūkauti. Kodėl tavo eSIM neveikia? Neatsijungia. Kodėl? Baigėsi grauti. Man spatas automatiškai atsijungia. Tu atjungi. Nu, taip gal pasikrauk. Bet vakar skambino viešė, apie tą vis tiek neatsiliepė. Man atostogai. Atostogas nuo žmonos. Čia taip turi suprasti. Žodžiu, važiavom kažkur, nežinau, kažkur pakveitę, kažkur pasirūkauti, kaip nesigėdėjų savo žemaičių tarmės, kažkas apie tai. Mokiniams, jaunuoliams, vienu žodžiu. Toks jaukzdas, sako, koks jūsų honoraras. Sakau, be honorarą. Bet reikėjo imti iš benziną nors, ne? Jėzus Marija, 20 kokį. Šiandien gal 2 kavos, labanų ir kavos. Užteks įteik.
Bet šiandien tiek viskas apolė, kad tiesiog dėl laik trūkum vakar parašė žinut vakar, kad užvakar, kad šiandien pamoks anksčiau baigas, nėra pamoko kažkokį sportą deina ir vėliau pradėjai, anksčiau baigs. Žodžiu, reklamų reikia padaryti, viskas deina kaip visuomet. Planuojas, kad nebūtum va tokių chaosų, bet dažniausiai įvyksta gyvenimas. Kažko kamera visiškai kuliuoja, visiškai gend. Ir dabar veiziu kulių bendruomenės. Sofijos festivalis vyksta kulių. Ir čia tokia nebloga atrodo programa. Šakis, ką fainai. Sofijos festivalio programa. Reiks nusifotkinti. Užsukti ir dažnelį kulius, kiek čia jums pavyksta. Veizėt, kur aš čia turbūt, sak, vienom liktą duot. Prieš vienom liktą. Labas. Padariau vieną reklamą, pabuvau tos kulius. Kažkur pašnekėjau jaunimu, nėra raktų tetukai. Tai dabar persirengu ir lieku daryti dar vienos reklamas. Ir tada grįžus reikia padaryti trečią reklamą. Kaip čia šiandien viską suspėti ir išlėkti gyvam. Neriukau, greičiau. A uns nenušos, anam gal reikia šortus apsimauti. Sutvarkyk mažko, nes ir su tas baisulinėm šiltom kelnėm. Niekad tiesiog varčia. Iš Veina rajonai, kiek rajonų. Buvau kulius, matė, nematė? Nematėjau. Dalyvavau kažkokiam pokalbį. Fainė? Fainė. Žinai, labai sunkiai su jaunim, nes jaunim sunkiai neatrodo. Dažniausiai varom kitkus. Man negera. Nieka neklaus, nieka nežinai, tai apliutis, kad tu pats savai šneki, žinai. Bet niek, fainė. Rita buvo, tai pufik, žinai, Rita. Gerai, einam daryti reklamų. Laimės akimirką. A gera dovana, Salomytė? Ką? Gera tavo, Elza? Ką? Tai tokia viskas? Ką? Aš pagalvojau, nusprendžiau. Taip. Likes. Kas laiks? Likes. Pavėsinė. Nėra materialo man iš ko daryti, tavo pavėsinė. Yra, viskas yra. Parsineši vamzdžius ir užklojam ir padarom. Ką bus taip, išneš, parodysi, kaip ten sugriauži, nesugriauži pėlis kažko. Dažot? Benediktai, biški... Aš jį galiu. Žiūrėk. Žiūrėk, tai pamokink. Pamokink, tai. Tiek nereikia, tik va, biški, iki šių. Ir va, va, žiūrėk, biški, iki šių. Taip, kad nebėgtų, va. Kur tavo, Elza? Ir spalvoji. Bet tu tik nepaleis ką nors. Dieve. Ei, tu nori dažyti? A gera dovana, Salomytė. Ei, kur tai taskas? Tai tokia viskas. Aš pagalvojau, nusprendžiau. Likes. Kon čia dara, Benedika? O kas čia ir toks? Daž. Ne, o kas čia toks ir? Čia Pelėdos namas. Pelėdos namas? Supratau. Ką bus taip? Viršus, kad nebent supras, karų turbūt kas. Bet tokia spalva turėtum būti apačioje. Tai va tas ir sakau, tas ir. Iš vidau? Iš išvars. Kur antra dalis?
Vasara atėjo ir prasidėjo. Ai, negal dainuoti. Užbombins YouTube's. Labą rytą. Įsijungi kamerą, taip netikėta, gen kažko man GoPro. Tai žinok, nežinau, jeigu tas numeris aparats, tai naują neturėsiu iš ko nusipirkti. Tai tikus taip nebus ir karjeras YouTube'e dar nebaigsim, nes taip įsivažiavau dabar. Bet va, darau jums video ir nėra atsisveikinimo. Tai lindau tam, prasidėt mūsų reikalą. Parvažiuos greičiausiai kitą savaitę jau vamzdyną. tą melioracijos grioviau, čiut pigiau gavom vamzdžius, vietoj 7 000 gal bus, nežinau, kokie 6. Gal biškai virš 6, bet vis tiek keli šimtai eurų gal susitaupys. Kas čia dar? Tai toks stresioks vėl šitą prasided. Tai vis finansą, viskas kaip čia kur kas susidėlios. Jau šiandien 5 dienas, poryt išvažiuojant vyrs. Nu, žodžiu, daug reikalų. Tai aš kaip visuomet suprašym, prenumeruokit, dalinkitės video, padėkit man augti YouTube. Tiesiog, kuo daugiau jūs, kuo daugiau peržiūr, tuo daugiau YouTube moku už tas visas reklamas, katros ein video metu. Tai va, ačiū jums ir iki kitų kartų.